Labadiena, pradedame tiesioginę transliaciją iš bomžų kambario. Deja, bomžų kambarys yra pusiau bomžų kambarys, nes šita pusė yra normali, čia yra mano lova, čia aš miegu. Ir kai plaunu grindis, visada palieku tarpą. Nežinau, gerai matysis, bet aš niekada neinu į tą pusę. Čia grindis labai murzina. Ir kai eini kambarį, tai tikrai aiškiai matosi, kur plauta, kur ne. Pradėkime nuo savo pusės, mano pusė gražesnė. Čia žymėjau su grapštukai. Su šitų grapštukų buvo pasiektas maksimalus gylis ausį. Naujausias vaišėm numeris ir šūdas ant stalo. Ir taip, čia yra mano pusė, o dar vai prieš šiatas matosi, aš jau sėdžiu. Čia būtų gan geri kompanionai tavo šinšilom, jeigu norėtum. Su šituo, manau, susibendrautų greitai. Mano pusė apskritai yra graži. Turiu kardą, turiu trūbą, turiu netgi kamelį, turiu labai geltoną lovą. Ir kaip matom toliau, tai čia gan smagiai atrodo visas lygės kambarys. Stalas yra vieno iš kambariokų, tai čia raugia kojinės, kuprinė neaišku kada plauta ir viskas, kas yra. Smagiausia dalis ant stalo tai šita, manau, kempiniukas daugiau, tai čia skardinė mano, bet jeigu stoja. Nusipirko abudu bajobų išluotą, nors nekartą nepanaudoja, nežinau, kam jinai reikalinga, bet čia jau nebe mano pusė, matai, kaip grindis atrodo. Čia vieno iš kambariokų tašė. Gan tokia nemenka, sakyčiau. Čia gali rasti viską, ko tik nori. Viskas sujaukta. Čia jau stalas. Turbūt irgi gan gražiai atrodo. Čia viena iš kambariokų lova. Šiaip tai ją pasikloja, bet dabar tai keista nekloja. Tapkės mėtosi. Smagiausia dalis kambarį ant grindų tai yra šita. Aš nežinau, kas čia buvo, bet čia tikrai gan smagiai. Ir virdulys turi savo vietą, kaip visada padėtas. Atsigauname, nemanau, kad tie dalbojobai atsigavę labai šitam kambarį. Gerai, kad aš su jais nebendrauju. Čia taip pat škšlynas totalus. Neturi ką veikti, laimėk. Einis nach. Štai ir trečia kambarioko lova, tiksliau, neaišku, kas čia yra, nes čia jo adėjalas, čia užtiesalas, čia kažkas kita. Jisai susisuka, kai nežinau, kas tą kokoną ir miega. Štai garsusis šio šiukšlių maišas. Čia, nežinau, kaip yra maži maišai, tai čia yra didysis maišas, tai jis prikrauna aklinai pilną ir paskui tempia. Čia smirda belenkai. Čia dugne gali rasti, nežinau, kas prieš mėnesį buvo kokie bananai ir mėsa. Štai ir jo darbo vieta. Įdomiausia dalis šita, iš čia irgi labai smirda, niekaip neišsimeta, neaišku, kas čia yra čia. Čia gal žmogžudystės įrankis. Gan tvarkingai, sakyčiau. Štai ir šiukšlių maišai. Štai butelė lovos, aš nemačiau, kad jie kada gertų, tai matyt. Pasislėpė, gal švenčia, kada išvažiuoja namo. O, kiek daug visko, viskas, kas nukrenta, niekada nieko nepakelia ir viską palieka ant grindų. Ir sėdi savo čia ir pastrėlėti tikrai tvarkinga. Na, manau, įspūdingai atrodo. Iš tikrųjų, gyvai tai dar geriau atrodo. Video per daug gražiai viską parodo. Ir štai mano pusė ten. Čia miegu, čia sėdžiu. Štai pasienio riba. Mes tai peržengsim pasienį. O taip pat mes gyvenam. Gan gražiai.